You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Labą dieną, brangus 13 geimo žiūrovai. Ko gero paskutinį kartą šiais metais, labai gali būti, kad paskutinė serija, tai dėl visako gražių jums artėjančių švenčių. Ir ką, aš esu Tomas Ganusauskas, 13 geimo galva ir šiandien turim ypatingą svečią, pirmą Lietuvos raketę, Vilių Gaubą. Čia visiems, aš turbūt Viliau dažniausiai mano girdimas klausimas apie tave šiais laikais yra, kaip kirčiuoti teisingai tavo pavardę. Ar tu esi Gaubas ar Gaubas? Tai visų pirma, labas rytas, malonu sugrįžti po pertraukos į šitą studiją, o pavardę reikia tarti Gaubas, jeigu taip taisyklingai. Kaip Baubas, žodžiu, visiems jo, prisimint. Kaip Baubas. Gaubas, varžovų Baubas. Jo, nes užsienį ypač dažnai irgi tariamas vardas Gaubas. Tai matai, užsienį, mes Lietuvoje nežinom, kaip tai tarti. Lietuvoje rečiau, bet irgi būna tokiu atveju. Viliau tiesiai iš kirpyklos, ko gero, man atrodo. Tai mes tave pratę dabar per live streamus kitokį matyt buvom. Jo, reikėjo atsinaujinti, kadangi sezonas užsibaigė, o kitą sezoną norėčiau pradėti su nauju įvaizdžiu, tai atsinaujinau kaip reikiant. Gerai, klausyk, kaip tu jautiesi, ką tu Lietuvoje ilgam, trumpam? Į Lietuvą grįžau, man asmeniškai visai ilgai, bet iš kitos pusės pažiūrėjus trumpai, grįžau savaitę laiko patostagauti, nes pagaliau po ilgo sezono gavau atostogų, tai smagu grįžti, nors tai šalta, bet visada gera. Ne, čia kol kas pas mus nešalta. Aišku, palyginus su Ispanija turbūt yra kitaip. Viliau, ką, gal pradedam tada mūsų pašnekėsi nuo pasibaigusio, kaip tu pats sakai, sezono, ar ne? Tau, sakyčiau, toksai turbūt pirmas sezonas tam jau kitam lygyje nuo iki, ar ne? Jo. Kaip pats jautiesi, kiek mačų sužaidėjai, ar žinai? Tikrai nežinau, neskaičiau. Turbūt treneris žino šitos dalykus ir žino, kiek turnyrų žaidžiau, bet tikrai sakė, kad kitą sezoną nebus tiek daug turnyrų. Per daug jautiesi pavargęs? Jo, bet dar gan gerai išlaikiau, manau, nes buvo šiokių tokių sunkumų, ypač po US Openo, bet dar visai gerai išsilaikiau, bet jo, šiaip tikrai per daug turnyrų buvo. Nes kadangi tikslas buvo sezono gale patekti į tą Next-Geną, bet yra kaip yra. Aš mokyklą senai esu baigęs, bet jeigu teisingai skaičiavau, buvo 83 mačai ir 31 turnyras. Su Devisu turbūt 3 žemynuose spėjau, kad Amerika, Europa ir Pietų Amerika. Nerealiai daug. Ar toks krūvis, jis yra sunkesnis psichologiškai, turint omeny visas keliones, nežinau, buvimą toli nuo bazės, nuo namų, turbūt nemažai kur keliavai ir vienas, galbūt, ta prasme, ar jis daugiau yra sunkus fiziškai? Man asmeniškai turbūt labiau sunkiau psichologiškai, nes bent jau praeito sezono pasiruošimas buvo labai ilgas, beveik 8 savaičių, man atrodo, tai buvau labai gerai pasiruošęs, tai tas fiziškai, aišku, sezonui einant, progresuojant vis silpnėjau fiziškai, nes dažniausiai paprastų sezonų metu tai nėra tiek daug turnyrų ir grįžti į bazę 2 savaitės arba savaitę ir atsistatai baterijas ir toliau, bet šį sezoną tai labiau psichologiškai turbūt pavargau, nes savaitę po savaitės vis keliauti, o išeiginių beveik nebuvo, tik vasarą, kai mokyklą reikėjo baigti, tai jo, toks labiau tas psichologiškai man. Tu dar mėgėjęs ir gerų 3 ir 3,5 valandų mačų esi. Jo, čia klasika mano, jo, tai fiziškai aišku pavargau, bet man asmeniškai psichologiškai, ypač jau rudenio gale, tai tiksliau rudenio pradžioje, tai jau buvo sunku, jau su treneriais bandėme optimizuoti mano tą psichologinę būseną. Kokiais būdais? Buvo ten 1 ar 2 išeiginių, kažkaip buvo ir šeima atvažiavus, tai su šeima daugiau laiko praleidau, tai
tokiais neįprastais būdais. Viliau, mes su tavim kalbėjom, jeigu aš neklystu, prieš turbūt lygiai metus, plius minus apie šį sezoną, ar ne? Aš atsimenu, kad tu sakei, kad tavo tikslas iš esmės yra patekti į Grand Slamų kvalio zoną ir 25 metus pradėti Australijoje Openo kvalifikacijų pagrinde. Aplenkiai planą vienu Grand Slamu? Jo, dabar buvo paskutinė vakarienės trenerių, paskutiniam turnyrė, tai irgi kalbėjom, kad visiškai aplenkiau savo tikslus ir dar su trenksmu, nes į US Openą tikrai netikėtai patekau ir dar patekau su laimėtų challengeriu, tai labai gera emocija buvo, o jo planas buvo patekti daugmaž į Grand Slamo kvalifikacijas, bet šiaip su treneriais pirminis toks planas buvo, toks tikslas metų, tai įlipti į 250 ATP reitingą. Tai melavai biški, pernai pabaigoje mums apie Grand Slamus, kad su treneriu užsibrėžė tikslą į Grand Slamus patekti. Nu jo, kažkaip metus gerai pradėjau labai, tai biški šiek tiek koregavom tikslus, tai labai smagu, kad viršijau juos. Toks tau, sakyčiau, pirmų kartų turbūt sezonas, pavasarį tapai pirma Lietuvos raketė. Pirmą kartą aš apie tarpusavę dvikovas klausiau panašių dalykų Edo. Ar savo sodžiui svarbu būti pirmam tau? Kaip pasakyti... Tai yra kažkoks papildomas, vis tiek razina, papildoma razina. Aišku, tikrai smagu, ypač po tokio ilgo laiko, nes buvo visada vienas žmogus toj pirmoje vietoje, tai kažkiek tokio pasitikėjimo davė ir smagu, galima tikrai pasidžiaugti, bet kažkaip asmeniškai aš to dalyko labai nesureikšminau, nes buvo labai daug kitų prioritetų, tai labai kažko daug nepakeitė, bet tikrai smagu, pasidžiaugiam ir su komanda, ir su šeimyna. Gali šokiuose dabar jau ten biški krūtinę papūsti ir sakyti, kad esu pirma raketė Lietuvos. Aišku, galiu. Deviso taurėjai tai kažkokį tai davė tau, nežinau, jauseną kitokią būseną, nes tu vis tiek dabar jau važiuoji kaip pirma raketė. Aš spėčiau, kad čia turbūt didžiausias pokytis yra, ar ne? Tai jo, gerai sako, nes taip kažkokia didelio skirtumo nesijutė, bet atvažiavus į Kroatiją, biški toks jausmas keistas buvo, ne tai, kad atsakomybės, gal nežinau, asmeniškai giliai kažkokį spaudimą galvos net susidariau, bet labai minimaliai, tai gal iš tos pusės šiek tiek pakeitė. Minėjai, kad su treneriu turėjot, nežinau, pavadinkim sezono aptarimą, vakarienę, matytų pokalbių buvo ne vienas, ne du, apie ką, kokie trenerio įspūdžiai, ką jisai sako apie šį sezoną ir... Aha, tai dar bus, manau, ne vienas dar pokalbis, nes dar nebuvau sutikęs nei su fizinio treneriu ir dar su dietologu, kuris yra Ispanijoje, su jais tikiuosi susitiksiu, kai grįšiu. Papasakok šiek tiek daugiau apie savo komandą, pilną, ta prasme, kas tave lydi sezono metu. Tai nuo praeitų metų dar dasidėjo pas mane komandoje dietologas, tai pagrindė 3 žmonės. Dietologas, fizinio treneris ir teniso treneris. Tai labai gera komanda, aišku, ir mama dar visur. Vadybina? Jo, visko apsiema. Tai jo, tokia ta mano komanda. Ar esi patenkintas ją, ar tęsi darbą, nes aš, kiek suprantu, ar nebuvo susitarimas metų pas jūs, ar... Jo, buvo susitarimas metų, bet kol kas visi jį pratęsėm, nes mūsų darbas kažkaip kol kas visai tikslingai ir sėkmingai eina, tai kalbėjome ir su treneriu, kad kol kas mus labai viskas tenkina, nes ir treneriai, ir ypač fizinė treneris, ir teniso treneris, ir aš manau asmeniškai labai smulkmeniškai viską žiūrim, tai ypač proceso metu ten viskas, kad ir mažos detalės, kad viskas būtų į vietas. Kas yra mažos detalės pas jūs? Galima pradėti nuo to, kad užkandžiai, tarkim, dienos metu ten būtinai sveika, kad nebūtų jokių papildomų ten tų kalorijų. Paskui fizinio pasirengimas ten, jeigu šiek tiek kažką skauda iš karto ten po kelis kartus, tiek ir tiek minučių, kažką pašaldyti.
būtinai, kad tiek ir tiek valandų miegočiau, nu, va, tokios. Kada eini miegot? Tai Ne per priklauso- atostogas. Ne per atostogas, priklauso, ką treniruoti. Stengiuosi visada nuo 8 iki 9 valandų, dažniausiai geriausia man būna 8,5 valandos. Kada treniruotės rytinės? Maždaug tu viturys pelėda. Šiais metais, kai tiek daug turnyrų buvo, tai sunku pasakyti, bet dažniausiai, kai grįždavo Alicante, tai pirma teniso treniruotė visada 8 ryto buvo. Ypač vasarą, nes labai karšta, tai ryte stengiamės kuo anksčiau pradėti. Ir tai 8 ryto, pusė 8 jau apšilimas, 7:15 iš namų kažkur išvažiuoti, tai va, keltis apie 6 kažkur. Tai link Vyturio. Jo. Supratau. Vėliau, na, iš tikro turbūt, nežinau, ar daug kas tikėjosi, nesitikėjo, čia sunku pasakyti, tavo, na, iš tikro tas pirmas sezonas toks tam vyrų tenise pilnas, jis tikrai buvo sėkmingas, aš manau, ar ne? Nu, mes kalbėjome apie tikslus reitingo prasme, apie tikslus patekimo į Grand Slamus prasme. Kaip pats manai, kas pasikeitė tavo žaidime, nežinau, vat, galbūt pasiruošime viską, kad tau pavyko taip, nu, sakykime, tikrai labai sklandžiai iššokti iš jaunių teniso į, sakykime, turbūt jau nebe pirmą, o į antrą aukštą vyrų teniso, į challengerių lygį. Jo, aš manau, kad teniso lygių tai kažkas labai drastiškai gal nepasikeitė. Ta prasme, kad nebuvo taip, kad pradėjau servuoti, ten buvo 230 arba iš dešinės kažkaip kitaip mušti, bet manau labiau buvo tas psichologinis, kad anksčiau gal kažkaip netaip pasitikėdavau savim, tom jėgom, kad ateisiu čia, galiu gerai sužaisti ir manau galiu laimėti tos mačus. O kažkaip apie tai, kai pradėjau nebegalvoti, iš visus tokiu labiau atsipalaidavimo ateidavau į mačus, į varžybas. Manau, tas daug ką pakeitė, kai pradėjau labiau pasitikėti savo jėgom. Ir kažkaip automatiškai... Bet tas pasitikėjimas ką? Jis ateina turbūt iš paties rezultatų, iš žaidimo, ar ne? Nu taip, jo, iš paties rezultatų, iš treniruočių, nes buvo ypač treniruočių, kaip ir sakiau, tas sezonas pasiruošimas labai geras buvo ir per tas treniruotės jau jaučiausi, kad tikrai patobulėjau ir ypač kad skrenda gerai. Jo, kad pasitikėjimas jau kyla. Ir aišku, sezono procese su rezultatais dar labiau tas pasitikėjimas pakilo ir toks, jo, labiau psichologiškai. Kur buvo koks nors sezono vieta, kur tu pagalvoji, kad vat, gerai eina, ta prasme, tikrai bus tai, apie ką planavom, ką galvojom? Ne, aš kažkaip toks žmogus, kur turbūt visą laiką, nu toks, ta prasme, kaip čia pasakyti, nesitikiu tokių per daug, ar ne? Nesitikiu per daug ir tada kažkaip automatiškai, jeigu kažkas labai gerai gaunasi, tada ir džiaugsmas tas didesnis, bet kai... Nu, bet buvo turbūt ten pirmi ITF turnyrai 25, berods 3 žaidėjai, buvo pusfinalis, finalas ir ar... Jo, tai buvo, aišku, tie... Romos po to finalas. Šiais metais daug gerų bangų. Ir ypač treneriais kalbėjom, kad ant tų gerų bangų stengiamas juos kuo ilgiau išlaikyti, ypač ten, kad ir toli tas kitas turnyras keliauti, bet atsižvelgiant, kaip praeitą turnyrą sužaidžiau, ten jeigu į finalą ar pusfinalį išėjau, tai stengiamas būtinai kitą savaitę žaisti, ypač šį sezoną, kai tokie tikslai buvo, kad išlaikyti tą gerą lygį. Bet jo, buvo tokie, kad čia, gerai einasi, reikia toliau tęsti. Ką, iš pirmų kartų kitų, be tapimo Lietuvos pirma raketė, ar ne, na, buvo 3 challengerių finalai ir iš jų vienas labai sėkmingai pasibaigęs. Jo. Nebuvo prieš trečią finalą po 2 pralaimėtų nerimo kažkokio tai... Nu, buvo daug klausimų apie tai ir gal tas turbūt, kai sužinau, kad trečią finalą, nu, ta prasme, kai laimėjau pusfinalį, kai žinau, kad trečią finalą reikės žaisti, aš kažkaip, nežinau, net nebuvo minčių, kad 2 finalus prieš tai pralošiau. Kažkaip... Nespaudė, ar ne? Ne, šiaip logiškai pagal viską turėčiau šiek tiek turėti tą tokį spaudimą, kad... Baubą. Kad jo, bet buvo mačo metu šiaip... Pirmas setas, kai buvo nesėkmingai. Berods 2-6 pralaimėjai, trečias finalas buvo prieš... Tabernį. Jo, prieš Tabernerą. Tai...
Jo, kai pirmą setą pralašiau, galvoju, labai karšta, nes žaidėm, kad ir vakare, bet turbūt viena iš drėgmingiausių tų... Čia buvo Kordenons Jo. Challengeris, ar ne? Drėgmingiausia vakarą, ten nežinau, gal 34 laipsniai, visiškai nekrenta temperatūra, drėgmė didelė. Tai pirmą setą pralašiau, išėjau į tualetą, persirinkti, nes ten tiesiog po 2 geimų visi varvom ir galvoju, vėl trečias finalas ir vėl Ir vėl 2-6. Vėl 2-6 pirmą setą. Bet kažkaip gerai, kad kai karšta labai ilgesnės pertraukos duoda po seto, kad persijungti ir kažkaip galvoju, reikia kažkaip užsikurti save, bent viską atiduoti, o paskui bus kaip bus. Ir kažkaip po biškį, žingsnis po žingsnio, taškas po taško įsivažiavau tą gerą tokią emociją ir gerai viskas gavosi. Pamiršau visiškai tos 2 finalus prieš tai praloštus. O pirmas finalas, pavyzdžiui, jau tas pirmas buvo Romoje, berods, ar ne? Balandžio Pirmas, jo. pabaigoje. Jis turi savo tą pirmo finalo jaudulį, kažkokį tai papildomą. Tikrai turi. Tu ten į finalą dar aš pertrauksiu šiek tiek, berods patekai po kvalio, ar ne? Jo, tai iš kvalifikacijos tai ėjau kaip ant tos geros bangos, be jokio spaudimo, bet būtent į finalą jau patekus kažkaip supratau, kad kaip čia gali būti iš 75 000 tas challengeris, iš kvalifikacijos patekau į finalą ir toks automatinis biškis stresas atėjo, bet kažkaip gerai dar pradėjau mačą. Ir tas finalas nebuvo blogas, ar ne? Jo, aš servavau setai, atsimenu, bet ten turbūt labiausiai įsitempiau. Šiek tiek gal ten psichologiškai... Pirmą tu pralaimėjai 5-7. Jo, 5-4 servavau, atsimenu, tai... Bet po to jau antram setė nujutau, kad varžovas tikrai jau teniso lygiai gerą rodė. Tikrai gerai sužaidė varžovas. Bet antras finalas Veronoje, tai buvo... Prieš Travaliją, berods, ne? Prieš Arnaboldį. Arnaboldį. Tu italų tiek daug, kad aš nebežinau jau visų, Visų jau pilna. Tai tas finalas labai toks netikėtas, nesėkmingas. Kodėl? Kas nutiko? Kaip pats manai, nes jis baigėsi 2-6, jeigu aš pamenau. Kažkaip gal per daug pats savo lūkesčių buvau užsidėjęs ir labai didelis nuovargis buvo atėjau į finalą, nes ten buvo nuo pat pirmo rato ten buvo Gaskė, dramos. Basilašvilis, ne? Dalavalė pirmas ratas irgi iš 3 setų, tada Gaskė. 3,5 valandos ten traukti jau raumenis pradėjo. Lipai. Jo, ir paskui prieš Hugo Deliną irgi gruntininką visiškai. Tai... Ir Basilašvilis dar berods. Ir Basilašvilis irgi labai ilgas mačas, tai fiziškai toks nusėdęs atėjau į finalą, irgi labai karšta vasara buvo. Tai viskas susidėjo į vieną ir toks gavosi rezultatas, labai liūdna, nes iki to finalo labai gerai žaidžiau, gerus rezultatus rodžiau. Tas jausmas pirmo titulo po matchpointo... Labai geras. Gali apibūdinti, nežinau, papasakot, kaip tai atrodo? Labai sunku, šiaip. Aš turbūt, kai tik laimėjau po matchpointo, tokį džiaugsmas gal nebuvo toks labai jau didelis. Tu voliotumės po molį. Jo, kažkaip nebuvo per didelio to džiaugsmo. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad tas irgi ilgas labai mačas. Tiesiog norėjau, kad jau užsibaigtų tas mačas. Tai turbūt tikras džiaugsmas atėjo, nežinau, gal po 2 dienų, kai grįžau jau į ruoštis greitai jau US Openui. Tai tada jau tikrai apsidžiaugiau, jau pradėjau mėgautis, bet būtent po to matchpointą tai aišku apsidžiaugiau, bet turbūt gal viduje netikėjau dar, kad aš čia laimėjau tą challenge, jau čia pateksiu tikrai jau į kvalifikaciją, jau garantuotai. Tai keistas buvo. Bet dar labai smagu, nes tikrai apsidžiaugiau dėl to laimėto turnyro, nes su fizinė trenerė buvom vienintelis turnyras, į kurį keliavom su juo. Tai labai skaniai burgerius pavalgėm tą vakarą. Tai labiausiai didžiausias prizas. Jo, svarbiausias prizas. Ne tiek, kiek ta turė, bet burgeriai su fizinė trenerė. Pasitikėjimo prasme laimėtas turnyras tau davė kokį nors irgi, ta prasme, būstą? Labai daug, aš manau, nebūčiau... Svarbu jį laimėti. Taip, Nes šiaip jūs važiuojat per pasaulį ir labai retai, aš galvoju, ta prasme, labai sunkus sportas turėtų būti psichologiškai, ta prasme, kad visą laiką pralaši. Kiekvieną savaitę pralaši, taip. Tai
Aš manau, beveik esu įsitikinęs, kad US Openą tikrai nebūčiau taip gerai pasirodęs, jeigu ne tas laimėtas challengeris, nes pasitikėjimo prasme tai aš tikrai važiavau jau gan... Biški Bicka išsipūtė iš karto, ne? Jo, nes kažkaip giliai jau buvau ta prasme, važiuosiu ten kaip pirmą tokią patirtį, bus kaip bus, žinau, kad bus daug spaudimo, bet kai laimėjau tą challengerį, toks pasitikėjimas ir savim pasitinkintis į kortą jau iš karto į tos mačus. Sakei, vienintelis laimėtas turnyras su fizinio treneriu, tai Guillermo nebuvo? Ne, tame turnyre nebuvo, nes negalėjo kažkodėl, bet... Nesigaili dabar jisai, kad nepamatė savo auklėtinio? Juokaujam šiaip dažnai, nes fizinė treneris kažkada dabar nesenai, porą turnyrų buvo nesėkmingi ir grįžau ir fizinė treneris sako, viskas aišku, ką reikia vežtis į turnyrus. Reikia vežtis į turnyrus, jo 100%. Kiek maždaug Garcia Lopesas su tavim važiuoja per metus turnyrų? Nesame nusistatę tikslios savaičių ten tos skaičiaus, ar ne? Skaičiaus, bet tikrai negaliu pasakyti, kiek bet didesnę dalį. Jo, tikrai. Tu vienas turbūt iš vis dabar gal niekur nebevažiuoja. Ne, Jeigu, pavyzdžiui, jisai negali... Jeigu negali, tai tada vienintelis turnyras buvo su fizinė trenerė, o daugiau ir su mama. Su mama buvo ir su tėtė vienas turnyras, su tėtė ir mama tiksliau. Tai jo, tikslios neskaičiuojam kažkaip. US Openas. Pačiam turbūt, kaip suprantu, netikėtai šiek tiek nukritęs būtent dėl to laimėto Cardonons Challengerio, nes tai buvo paskutinė savaitė, kurios taškai skaičiavosi, man atrodo, į kvalį. Man atrodo, Veronoje skaičiavosi paskutiniai taškai, kad patekti. Ar Veronoje? Aš dabar gali būti, kad Veronas, neatsimenu, kuris iš jų, bet ta prasme vis tiek paskutinę realiai savaitę iššoka į... Ten jeigu būčiau kritęs į finalą, patekčiau ir kritau tą finalą. Jo, ta prasme, tai buvo kažkoks tai wow, sužinojus, kad... Buvo labai... Kai aš tau parašiau, kad tu patekai į kvalį. Jo, aš kažkaip... Buvo vienas žaidėjas, italas, toks Vincent Ruggeri. Ir jisai Rūbinėje man sako tame turnyre, ko tu reikia, kad patekti į US Openą. Ir aš toks nežinau apie tai, negalvojau tikrai. Nebuvo planuose, ar ne? Turbūt sakau, gal į finalą patekti. Ir gavosi taip, kad į finalą patekau ir jis man tada parašė ir paskambino, sako, va, patekai, sveikinu šaunuolis. Tai nukrypau nuo temos, koks buvo klausimas. US Openas, ta prasme. Tai buvo didelis vaunės, atsimenu, juniorose buvau. Tai tada jau viskas atrodė įspūdingai. Tu junioruose, kokiuose buvai Grand Slamuose, palauk, aš dabar galvoju... Buvau US Open'e, tik tai žaidžiau vienetų kvalifikacijų dvejetus pagrindę, tada Wimbledono kvalifikacija net nepagrindiniam tam klube. Ir pagrindas vienintelis buvo Roland Garros. Roland Garros, ne? Tai, jo. Tai buvo didelis vaunės. Supratau, kad aš su visais tais profesionalais ten ta salė nebuvo labai didelė, bet visi vienoje salėje, visi tą fizinį daro, dirba ir aš toks supratau, kad aš tam pačiam turnyre su jais, tai toks buvo... Dar iš nuostabos išsižioji kartais, kai šalia pamatai, nežinau, Džoką, kad Alcarazą, Sinnerį... Buvo parodomoji treniruotė, ten Djokovic'us su Del Potro. Ir aš atėjau į tą centrinį kortą ir kad jau daug žaidėjų mačiau aplinkui ten tų žvaigždžių, bet žiūrint tą Djokovic'ų su Del Potro, kaip muša tą kamuolį, tai sėdėjau didelėme įspūdėje. Del Potro kamuoliai vis dar skrenda iš dešinės? Labai gerai skrenda, tik iš kairės visada pjausto. Taip, aš dabar galvoju, ar šią naktį, ar kitą naktį jie žaidžia Buenos Airėse, Del Potro atsisveikinimo. Šiandien ryte pamačiau jau, abudu ašarose buvo, tai jo. Del Potro gera dešinė. Mano turbūt vienas mėgstamiausių visų laikų šalia stano žaidėjų. Tikrai geras. Nu gerai, tai į US Openą tu važiavai, kaip suprantu, be didelių lūkesčių, tiesiog pasižiūrėt, kaip tas žvėris Grand Slamas atrodo iš vidaus. Ir visus čia mus nustebino, tiesą pasakius, aš galvoju, kad Vilius
Gaubas važiuoja Patirties pasimti. pasižiūrėti, kaip tai atrodo, pasisemti patirties, pačiupinėti Grand Slamą. O tu buvai per kelis geimus per porą setų. Labai gaila. Kilo apetitas bevalgant po pirmų 2 pergalių. Tikrai taip, gerai pasakėt jo, nes ir į tą turnyrą irgi keliavau su mama, nes nebuvo planuoti visiškai tas jos openas, tai nei fizinis treneris negalėjo, nei teniso treneris, ir su mama keliavom, tai daug lūkesčių nebuvo, bet pirmą ratą jau gerai labai sužaidus. Pirmus 2 ratus, ta prasme, žiauriai užtikrintai atrodė. Prieš Gasketą labai gerai sužaidžiau, kažkaip labai keista net buvo, tikėjausi vėl labai sunkus mačas. Nes prieš tai tu turėjai sunku su jo mačą ir turbūt Hardas yra, aš suprantu, jo mylimesnė danga negu... Aš irgi taip manau, bet buvo... Pirmas buvo prieš Rinkoną, ten 2 ir 3 ir 2 ir 3, abu 2 pirmi ratai, ar ne? Ja. Kažkas ta prasme, taip, pakankamai solidžiai, lengvai. O paskui taip, jau kai supratau, kad paskutinis ratas, kažkaip jo tas apetitas pakilo. Ir dieną prieš žaidė Švarcmanas prieš kitą argentinietį Tirantę. Taip. Ir aš nesimeldžiau, bet tikrai norėjau, kad Švarcmanas laimėtų, nes galvoju, man tikrai patogiau žaisti prieš Švarcmaną negu prieš Tirantę. Tai su mama ėjome žiūrėti tą mačą, tai kai laimėjo Švarcmanas, pusiau taip apsidžiaugiau, aišku, ne dėl to, kad čia viskas laimėsiu, pateksiu į tą pagrindą, bet buvau nusiteikęs, kad patogiau prieš jį žaisti bus. Tai... Kur jis tave prigavo? Patirtyje, manau. Bet Gaskė patirties nemažiau turi, sakykime, pavyzdžių, ar ne? Bet manau, Švarcmanas fiziškai jisai geriau kažkaip juda, labai gerai skaito, ypač labai žaidimą, nors Gaskė irgi nemažiau. Jis yra labai gudrus, ar ne? Taip, labai greit pamato, kas kur ką. Jo, ypač kai jis, ta prasme, trumpos kojas, trumpos rankos, ta prasme, labai gerai juda ir jis turi skaityti žaidimą ir daugmaž laimi daug, manau, mačų, nes nuskaito varžovą labai anksti ir taip laimi savo mačus. Ir manau, tas ir lėmė ta patirtis, ypač stresas. Jis tikrai tokių mačų turėjęs, tokių įtemptų momentų, o mano pirmas kartas šiek tiek paslydau ant tos ramybės būsenos, ypač svarbiais momentais trūko. O jisai ypač tais svarbiais momentais, kiek net dabar atsimenu, tik įtemptas momentas ir jisai net nerizikuoja, kartais net į vidurį sužaidė. Taip. O aš suklydau. Tai leisdavo tau suklysti. Jo, čia toks po mačo pagalvojus, matosi. Nes pirmose 2 ratuose, man atrodo, iš šono žiūrint, atrodė, kad tu tikrai pasiėmęs užspausdavai kairę abiejų varžovų ir po to damuždavai ten ar į kitą pusę, ar ką nors. Švarco dar atrodė, kad ta kairė yra tikrai neprastesnė už dešinę ir jis labai lengvai iš tos kairės ten išsisukdavo, tau ką nors pasiūlydavo į kitą pusę liniją ar ką nors. Jo, jis tokia įvairumą irgi turi, tai jo, nes prieš Gaskė, kad irgi kairė labai gera, bet iš vienos labai sunku iš čia žaisti, bet kai Švarcmanas iš abiejų pusių tikrai labai solidžiai ir gerai žaidžia, moka kortą atsidaryti ir ten paslaisina, ten patrumpina, tai tokia įvairumo, kai dadėjo, tai biškai paslydo ant to. Gaila? Norėjosi pagrindą pačiupinėti? Jo, pirmom minutėm tikrai labai gaila ir kažkaip net Rūbiniai buvo labai piktas, susinervinęs, kad čia nesąmonė, kaip čia galėjo būti, vėl paslydo ant. Ir paskui su mama susitikau, ėjome papietauti, tai pakalbėjom, vis tiek, tikrai nesitikėjom į paskutinį ratą kvalifikacijos patekti. Ir ypač prieš tai, savaitę prieš Challengeris laimėtas, kvalifikaciją patekau, 2 ratus praėjau ir viską taip pagalvojus. Labai neblogai, ar ne? Jo, labai neblogai nusiraminau ir toks šypsena išvažiavau. Ką treneris sakė apie jūsų Openą? Treneris pavydė, nes daugiau kartų laimėjau prieš Gasketą negu jisai. Tai ne, bet labai apsidžiaugiam, nes ypač fizinė treneris, atsimenu, ilgą žinutę atsiuntė, kad labai smagu, kad komandos motoras eina, ta prasme veikia, tai labai apsidžiaugiam. Bet treneris labai toks žmogus, kur stengiasi per daug nesidžiaugti ir labai detalingai žiūrėti procesą.
Viliau, pašnekėjom čia apie pirmus kartus, džiaugsmus, viską. Aš taip dabar apie tavo sezoną galvodamas, tokius du, turbūt, mikrošaukštus deguto galiu, man taip atrodo, išskirti. Ta banga po jos Openo, sezono pabaiga turbūt buvo mažiau sėkminga, nei mes visi tikėjomės. Nežinau, ką tu pats apie tai galvoji. Berods sezoną baigiai iš pasinių 14 mačų 11 pralaimėjimų. Kiek galbūt čia yra to ilgo sezono pasiekmė, ką tu pats sakai, kad nuovargis atsiranda, ar ne, labai daug mačų sužaidėjai, visą kitą. Ar galbūt nėra taip, kad patekimas į US Openą tau šiek tiek sugriovė visą tavo rutiną, nes tu staiga nuo grunto buvai priverstas pereiti ant hardo, po to vėl grįžai ant grunto, po to vėl buvo Davisas ant hardo, atsirado labai daug tokio priverstinio blaškymosi. Taip, iš dalies jo su komanda buvo aptarta, kad turbūt viena iš, ne didžiausių, bet gan didelė klaida buvo šį sezoną, kad to blaškymosi labai daug buvo. Bet čia negalėjom nieko pakeisti, nes į US Openą tikrai reikėjo važiuoti, negalėjome nevažiuoti, bet jo tas blaškymasis ir po US Openo ta gal lūkesčių irgi buvo dar daugiau, kai gerai. Žinai, iš šono man dar atrodė, kad tu esi korte sezono pabaigoje gerokai nervotesnis negu buvai, nes ir raketės dužo. Mes vasarą labai džiaugdavomės visi žiūrėdami live streamus, kai Vilius ten sakydavo, come on, judam, darom, kojom, čia bėgam, visą kitą, o po to jau ten atsirado tos raketės skraidė ir matėsi, kad, ta prasme, kaip čia, dvasinė būsena yra suprastėjus. Nemažai vidinės kovos buvo, ypač korte, nes kai didelis nuovargis, labai sunku pozityviai mąstyti, ten gali pamastyti pozityviai porą kartų, bet kažkas neinasi ir iš karto krenti į tą tokią duobę, bet jo, tas blaškymasis ir didelis nuovargis, nes buvo, kad ir tikslas buvo patekti į tą next geną ir gerai pabaigti tą sezoną gerų reitingų, bet manau reikėjo šiek tiek grįžti į bazę daugiau, ten tas baterijas pasikrauti iš naujo. Tai toks va, kad turnyras po turnyro labai išvargino, bet... Plius Pietų Amerika, matyt, nepadėjo atsigauti fiziškai. Pietų Amerika irgi jo ir nebuvo sunkus tas turas, bet viską pasižiūrėjus iš šono visai vis tiek gerai. Kad ir nekokia sezono pabaiga, bet visai gerai vis tiek. Ką, ir antra deguto, turbūt tas šaukštas deguto, aš sakyčiau, tavo tas gaila, bet pabėgusi svajonė next geno, ne? Jo, aš kažkaip tikėjausi, kad... Tikėjaisi pagauti tą paukštę už uodegos? Kažkurio momentu taip. Turbūt palaimėto Challengerio ir US Openo, ar ne? Tu ten ilgą laiką buvai septintas, jo. Turbūt aukščiausia pozicija buvo. Septinta buvo aukščiausia, aha. Kažkiek jo tikėjausi, bet norėjau pasakyti, kad tikėjausi, kad bus daug liūdniau, jeigu nepateksiu, bet kažkaip nebuvo tokio, kad visiškai ten krisčiau kažkokią duobę, jeigu nepateksiu, kažkaip nepatekau, Aš suprantu, kad Pietų Amerikos turas turbūt buvo dar paskutinis bandymas, ar ne, pasigauti tos taškus. Važiavom ten su tokiu pagrindiniu tikslu, bet buvo kaip buvo ir kažkaip stengiuosi per daug nepergyventi irgi su komanda pakalbėjom, kad, pabandėm. Ar kitais metais tu dar galėsi pretenduoti į tą? Ne. Nebejau, viskas, ar ne? Prieš tai buvo iki 21 metų, o dabar iki 20, tai kadangi to 20, tai jau nebegalėsiu kitais metais. Bet, jo. Tau pritrūko gaila. Maždaug, aš tai pažiūrėjau, kokią 130 taškų dabar jau galiausiai iki tos 7 pozicijos. Jo, būtų reikėjo Pietų Amerikoje laimėti. Realu, manai, galėjai kur nors tų taškų tiek prisigaudyti, nes šiaip santykinai nemažai, tu jų turi 30, turbūt kokių ten neatsimenu dabar iš viso panašiai, tai dar vos ne pusės tiek. Čia jeigu patekti tą next geną, manau, jeigu būčiau, ta vėl gera banga būtų, manau, būtų realu. Čia realiai yra pusantro Challengerio. Taip, gaila, kad Limoje jau buvau gan gerai suvažiavęs, gera forma, bet Danas labai gerai žaidė, tiesiog nerealiai, tai
šiek tiek gaila tas. Nes Sugadino. manau, jeigu būčiau laimėjęs, tokį pasitikėjimą dar būčiau gavęs, gal šiek tiek būčiau pasistumėjęs dar taškų prasme. Ką, gal apžiūrėjom 4 metus, einam į 5. Kito sezono kokie, nežinau, lūkesčiai, norai. Pradžioje, aišku, pradėkime nuo to, ką, Australija? Taip, nu, sausio 1 jau keliausime į Australiją žaisti. Šiemet labai anksti prasideda kvalis, ar ne? Taip. Australijos kvalis prasideda sausio 6 dieną. 6. Kiek tai keičia tavo pasirengimo sezonui rutiną, nes tu sakei, kad va, dabar pasnius 2 sezonus berods turėjai labai ilgus pasiruošimus, ten po 2 mėnesius, visą kitą, akivaizdu, kad dabar tiek laiko neturėsi, turėsi čia 3 savaitės. Taip, tai buvo ilgos diskusijos ir bandėme nuspręsti, kaip čia geriau padarius, nes labai mažai laiko, nes dar savaitę atostogų turėjo būti, tai nusprendėme, kad dabar po atostogų grįšiu atgal į bazę, ten ruošimės iki sausio 1 ir tada sužaisiu Australian Open ir tada po ten grįšiu vėl atgal į bazę ir tada baigsiu tą pasiruošimą. Tai toks biškai išskirstytas darbas bus. Bet... Tai kvalis bus tavo pirmas turnyras ar dar kokį nors challengerį ten prieš tai? Ne. Pirmas, nes jeigu žaičiau dar challengerį prieš tai, tai iš vis nebūtų kokybiško sezono pasiruošimo. Bet tavo vis tiek visi sezono pasiruošimai, aš taip suprantu, vykdavo ant grunto. Ne, visi ant hardo. Ant hardo vykdavo? Visi sezono pasiruošimai ant hardo. Tai ta prasme nieks labai nesiskirs, ar ne? Vis tiek dabar stosi jau ant hardo ir... Hardo. O po to turėsim Devisą pakankamai greitai ir po Australijos irgi ant hardo Liuksemburge. Tai turbūt vis tiek tavo sezono pradžia iki Deviso jau bus hardinė. Jo, nu taip, pirmas ir antras mėnuo daugiau ant hardo bus. Žiūrėk, pernai tu turėjai labai aišku tikslą sezono, ar ne, ką mes kalbėjom, 250 ar Grand Slamų kvalio. Taip. Zona, viskas pavyko, plojam, gražu, džiaugiamės. Kitų metų tikslai, norai, kitas žingsnis, 100? Kaip ir sakiau, su treneriais dar bus pokalbis, tai ties ta tema tikrai dar nieko nesame apkalbėję, apie kitus metus. Nu, bet nieko. pats kaip įsivaizduoji, ta prasme, nežinau, čia turbūt galimi įvairūs variantai. 100 ten pasirodymai ATP turnyruose, kvaliuose, galbūt 250, tau dabar tiesa priklauso turbūt pagal Next Geno programą ten, jeigu gerai. Nežinau, kitais metais. Ar galios dar, ar ne? Ar galios, bet... Nu, bet tu bet kokiu atveju kvaliau turbūt savo reitingų tų turnyrų, kai savaitę ten būna keli, tai turėtum patekti. Taip, jo, kai keli savaitę būna, tada jo. Bet dėl tų tikslų, asmeniškai nežinau, dabar kadangi labai sunku kelti, reikia daug taškų, kad pakelti porą pozicijų ten, tai ir gintis jo taškų, tai... Iki 100 tau trūksta dabar. 150 gerai atrodo, tai norėčiau... Iki tenai kol kas, ar ne? Pirmas žingsnis. Pirmas žingsnis. Bet iš esmės turbūt teniso prasme, patekimų į turnyro prasme, sakykime, tau nieko nekeičia nuo tavo dabartinio 180 ten kažkiek tai. Taip, nu jo, nieko nekeičia, bet manau didelis taškų skirtumas ir reikia gerai sužaisti ir gerų rezultatų parodyti, kad būtent tik į tą 150 patektų, toliau jau dar iki 100 tau trūksta kokių 300 taškų dabar, neskaitant to, ką ginti reikia. Aš nežinau, neskaičiuoju taškų. Iki balandžio tau dabar nusirašo 40-50 taškų, tai nėra tiek daug turbūt, ar ne? Tai turi dar... Iki balandžio, ne. Turi dar, kaip čia laiko, šiek tiek galbūt kelt savo... Jo, bet paskui nuo Romos jau prasidės. Per gerai žaidėjai. Jo, per gerai, jo. Pasakok šiek tiek, kaip tavo presizonas atrodys. Sakei, kad dabar savaitę Lietuvoje atostogauji, grįžti kitą savaitę pirmadienį į kortus. Kas fizinis? Ar fizinis tenisas iš karto, ar... Šiaip pagal viską turėtų būti tik fizinis, bet kadangi mažai laiko, tai manau, bandysime subalansuoti ir tenisą, ir fizinį, nes būtų nelogiška prieš Australian Open nežaisti teniso, tik fizinį daryti. Tai... Čia su fizinė treneriu reikės kalbėti, bet manau, bus ir tenisas, ir fizinis, bet manau, pagrindinis fokusas bus ypač į fizinę būklę. Fizinis, ar ne? Ir po to po biškį teniso daugės turbūt. Jo, paskui po biškį tenisas. Nežinai kol kas savo treniruočių partnerių? Ne, bet Alcarazas laukia? Alcarazas, vieną dieną Sineris buvo, atsimenu, praeitais metais. Ai, turi ir Sinerį?
šiais metais jo dar sausį atsimenu. Grįžau irgi iš sezono pasiruošimo. Buvau Lietuvoje kažkurį laiką ir tada grįžau ir su Sineriu teko treniruotis. Tai. Ir tada tik pasitreniravau ir Australiją laimėjau. Alcarazas, Sineris, esi juos pritreniruotęs, jau abudu čiupinėjęs, pavyzdžiui, ar ne? Tai yra kito pasaulio žmonės, ta prasme, žaidimo prasme, ar išskirtiniai talentai, ar... Žaidimo prasme, to teniso lygių, aišku, tikrai ten tas stabilumas visada giliai, bet tiek prieš liniją žaisti ten... Bet kur yra jų jo? Kas juos daro nenugalimais? Aš manau, kad didelė dalis yra irgi psichologija. Dalykai, ar ne? Tas pastovumas, ypač pas Sinerį, Alcarazas šiek tiek matėme. Banguoja daugiau. Banguoja daugiau, bet tas pastovumas tai yra, tiesiog nerealus, labai sunku tokį lygį išlaikyti ir pastoviai taip ir... O per treniruotės net keista, ta prasme, jie labai daug klysta per treniruotės, ten jeigu nusistato vieną tikslą treniruotės, tai tiesiog tą daro, nesvarbu, kad ten 6-0 pralošė ten treniruotėje, bet jeigu tą tikslą įvykdė, jie džiaugiasi. Tai manau ir skiriasi tom, kad labai tikslingai dirba, tas stabilumas, ypač psichologinis, įvairumas žaidimo, ten Ypač pas Alcarazą turbūt, ar ne? Ypač jo pas Alcarazą, jeigu ten vienas varžovas toks žaidė taip, jeigu kitoks varžovas žaidė taip, jeigu dar kažkas atitinka, ten daugiau slaisinį, šorinį, ten trumpinį, tai va tas, bet didelio skirtumo labai nesijaučia, ten nuo 200 iki teniso lygių, ten smūgis didelio nesijaučia, bet... Čia ta klasikinė turbūt Džoko, ar ne, yra citata, kur sakė, kad mušt mes visi mokam, bet galvoj ne pas visus gerai, ko aš nesu. Treneris visą laiką tą patį irgi sako, kad visi mes mokame mušti, nereiškia, kad jeigu tu stipriau muši, kažkas tau, geriau seksis. Kaip tu pats manai žaidimo prasme dabar, ar ne? Mes čia skaičiais tavo kito žingsnio kažkokio tai neįvertinom, ten reitingų prasme ir viską, bet žaidimo prasme, ko pats norėtum, ką norėtum labiausiai patobulinti ir atsakymas viską netinka šitoje vietoje. Manau, pagrindinis dalykas, tai kaip ir apie Alcarazą, apie Sinerį kalbėjom, kad įvairumas. Per juos Openo komentatoriai apie tavo žaidimą tą sakė, kad viskas yra labai faina, biški įvairumo. Nors biški įvairumo jo, nes manau, šiais metais ir buvo pora tokių mačų, kad pralošiau dėl kažkokių detalių, ir tai tos detalės dažnai buvo, kad trūko įvairumo, tarkime, užbaigti tašką iš oro, nes dažnai išsivedu varžovą, išskirstu, jis laksto, bet taškas neužsibaigia. Tai iš oro dažniau išeiti arba patrumpinti, arba jeigu varžovas vieną ritmą labai gerą turi, dažniau pakeisti, ten pakelti aukštesnį, va tokia dažniau įvairumo, tas, manau, labai ištreniruojama, tai tas dalykas, manau. Tai čia yra pre-seasono planas? Sakyčiau jo, bet sakau, dar tada man nekalbėjom nieko apie tai su treneriais. Žiūrėk, Viliau, dar vienas dalykas, tu iš tikro turbūt visą sezoną, galim sakyti, iš esmės, neskaitant ten vieno turnyro metų pradžioje ir po to US Openo, kuris įkrito santykinai netikėtai tau, ar ne? Žaidėjai ant grunto ir turbūt spėju, kad jeigu ne US Openas, ko gero ir būtum ir pabaigęs to grunto, ko gero ir nebūtų, tai yra hardo nebūtų tavo racione šių metų. Ar čia, kaip čia, visos karjeros toks bus modelis, ar... Nes aš taip įsivaizduoju, gal aš klystu, nežinau, bet norint būti tam aukščiausiam lygiai, ar ne, tu vis tiek turi šitą hardą prisijaukinti, nes masė turnyrų vyksta didelių ant 2 Grand Slamai, daug Mastersų, visi finalai, viskas vyksta ant hardo. Koks tavo santykis su hardo, ar tu planuoji daugiau jo įtraukti savo... Taip, tai jo, gerai sakote, kad reikia mokėti ir ant hardo žaisti, bet čia, manau, buvo šį sezoną toks labiau taktiškas sprendimas, nes vis tiek mano tas žaidimo stilius labiau ant grunto, o kadangi tokie tikslai buvo, tai norėjome išnaudoti kuo geriau tos grunto turnyrus ir ypač Italijoje karšta, man patinka tokios sąlygos, tai bandėme tą išnaudoti, bet... Bet jos Openas parodė, kad tu drąsiai gali žaisti su savo plaktuku dešinės ir ant hardo. Tai
Dėl to mes ir sezono pasiruošimus darėme ant hardo, nes ateityje vis tiek reikia mokėti žaisti ant hardo. Treneris man dažnai sako, kad žaidžiame ant grunto, bet tikrai ateityje žaisime dažniau ir ant hardo, daugiau turnyrų, kad ir tu šiek tiek ne tik, kad blogiau kitaip jauties ant hardo, tai žaisime, daugiau reikia daugiau ant hardo žaisti. Tai čia toks, manau, dėl taktiško sprendimo buvo šį sezoną, bet reikia mokėti ant hardo. Gerai, lauksim tavęs ant hardo. Tu dabar turi, aišku, daug tų sąsajų su nori Ispanija. Mes čia šiandien specialiai turbūt neliečiam jokių sezono temų labai rimtai viską, bet Nadalio pabaiga tau yra svarbus įvykis? Manau, visiems labai svarbus, nes aš gal po kelių dienų irgi tik supratau, kad tokio žmogaus karjera baigėsi. Iš pradžių net buvo keista, kaip taip gali būti, nes jis visą laiką dominavo šitą sportą ir kai baigėsi visas tiesiog taip labai greitai, aišku, jau kelis metus taip buvo, bet dabar, kai viskas užsibaigė, tai labai stipru, liūdna, bet... Tau kaip grunto mėgėjų turbūt jis buvo, spėjau, kad vienas mėgstamiausių tavo... Vienas iš mėgstamiausių, bet nėra toks, kad mėgstamiausias, bet tikrai buvo... Kas tau labiau už jį patiko? Timas ir Rūdas. Ne? Du pagrindiniai. Tai jo, labai liūdna, bet tuo pačiu metu ir gražu buvo vis tiek prisiminti visus jo turnyrus, visus Aš kaip tik tai turbūt norėjusi gražiau pabaigti Deiviso taurėje, uždaryti ratą, bet Botikas, Van der Zandschulpas viską. Botikas. Šiemet Botikas turbūt yra vienas nemėgstamiausių žmonių Ispanijoje, spėjau, nes pabaigė Rafos karjerą, taip iš jos Openo išmetė Alcarazą trečiam rate. Alcarazą. Taip. Norėjusi gal, kad geriau sėkmingai užbaigtų, bet pats, man atrodo, Rafas sakė, kad mano, kad gražiai užbaigė tą tokį ratą. Pradėjo su pralaimėtų Deivisu ir užbaigė su pralaimėtų Deivisu. Tai jis irgi, manau, tom išsiskiria, nes visame kame randa pozityvą. Turi kokį nors sunkiausiai paaiškinamą, nežinau, Rafos statistikos eilutę, nežinau, 14 Grand Slamo Roland Garrosų, ten, nežinau, kokios nors, ten, neatsimenu, 900 kažkiek tai savaičių dešimtukę. Man turbūt didžiausias tas įspūdis, kai laimėjo Australian Openą prieš Medvedevą. Ir dėl to, kad laimėjo. Ir ten nesitikėjo irgi iš jo. Taip, ir po to, kai pamačiau, kad ten baigėsi tas finalas, jau visa ceremonija, ir atsimenu, dar iki galo žiūrėjau televizorių. Kaip dviratį minė? Ir rodo man, kaip jisai salėj, dar dviratį minė ir susikaupęs, toks, atrodo, dar aiškinasi su treneriais, turbūt, ką čia galėjau geriau padaryti, ką čia. Tai man ne tiek ta statistika, bet kiek jisai atrodo jau, tiek daug metų žaidęs, jau pabaiga tos karjeros, atrodo, ir dar jis randa jėgų, kad taip kiekvieną kartą detaliai žiūrėti, kiekvienus dalykus, ten, sakau, Grand Slamą laimėjo po 5 setų, ten vos paeini, ten liktis su Kelienu jam problemos buvo, tai ir dar po mačo, dar dviratį minti ir iš karto po Grand Slamą laimėta, tai man čia... Čia ką, profesionalumo turbūt ir tai, ką tu sakai, detalių, kad smulkių detalių čia nebūna nesvarbių pas jūs, ar ne? Taip. Tai man tas dalykas labiausiai didelį įspūdį paliko, kad tas profesionalumas, nors atrodo galėtų jau džiaugtis daugiau, labiau atsipalaidavęs, jau daug labai kažką padarė, bet ne. Dar siekia kiekvieną kartą, kad ir žaidžia, kad ir dabar davėsi žaidė, tai matosi dar tas pats toks profesionalumas, nusteikimas, apšilimai visi. Neatimsi iš Rafos Rūt. Man tai turbūt labiausiai įstrigo vienas iš tų skaičių tokių, kad jisai per visą karjerą ant grunto pralaimėjo 51 mačą ir iškovojo 63 titulus.
Tai yra vienintelis žaidėjas, kuris turi daugiau titulų iškovotų ant grunto, ant tos pačios dangos, sakykim taip, negu pralaimėjimų patyręs. Šitą nežinojau. Gerai skamba. Skamba tikrai puikiai. Eikta savo. Viliau, tai ką, turbūt labai ačiū, kad užsukai į 13 geimą, netrukdom tavo brangių atostogų ir negaištam laiko, žinau, kad tų atostogų daug nebūna. Man belieka labai palinkėti tau, gero pasiruošimo, sunkaus, pikto, kad piktum ant trenerių savo, kad jie tave verstų daryti neįmanomus dalykus, o tada labai geros Australijos. Turbūt dabar jau nevažiuosi, kaip čia tiesiog pasižiūrėti, tų lūkesčių turi. Dabar kitaip jau bus didesnių pasirašymų jau, nes buvo tik 3 dienas prieš jos Openą. Daugiau akcentų bus. Taip. Ir labai geros tau sezono pradžios, labai linkiu tau, nežinau, 100 pradžiai. Ačiū Kitais labai. metais, jeigu sutiksim čia, aš norėčiau, kad tu būtum bent jau įlipęs į 100. Būtų gerai. Ir sėkmės tau didžiausias. Ačiū labai. Buvo malonu. O mes turbūt atsveikinam, kaip ir sakiau, su jumis iki kitų metų. Galbūt dar prieš Australiją sugrįšim ir šiemet apžvelgti svarbiausių metų įvykių. Galbūt padarysim tai jau kartu su Australijos apžvalga. Ačiū Sportlandui, ačiū Sebarenai, ačiū visiems, kurie žiūrit ir iki greitų susitikimų. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line.